Šlovė ir dėkingumas Alachui, aukščiausiam išaukštintajam, kuris žino tai, kas slapta, ir tai, kas dar slapčiau. Niekas nėra vertas garbinimo, tik jis. Jam priklauso gražiausi vardai. Liudiju, kad Muhamedas yra jo išrinktas tarnas ir pasiuntinys, jo išrinktasis mylimasis. Telaimina jį Alachas ir tas suteikia jam taiką, taip pat jo kilmingai šeimai ir jo bendražygiams, tamsios nakties žvaigždėms. Taigi, žmonės, būkite dievobaimingi, nes dievobaimingumas yra religijos ramstis ir privaloma pareiga visiems kūriniams. Tikintieji, iš tiesų, dievobaimingumas, paklūstant Alacho aukščiausiojo įsakymams ir vengiant to, ką jis uždraudė, yra nuoširdžios tarno meilės savo viešpačiui įrodymas ir jo tikėjimo teisingumo ženklas. Todėl dora siela padeda jam siekti dievobaimingumo, o gražiausi jos bruožai ir kilniausi papročiai veda jo link. Iš tiesų, tikėjimas susideda iš įsitikinimų, žodžių, darbų ir moralinių savybių. Tas, kuris visą tai surinko, ištobulino savo tikėjimą ir įgyvendino dievobaimingumą, o tas, kuris apleido dalį iš jų, prarado tiek tikėjimo ir dievobaimingumo, kiek jų apleido. Žinokite, kad viena iš tikėjimo šakų, viena iš didžiausių dorybių, aukščiausių dorovės bruožų ir kilniausių savybių yra kuklumas. Tai pagirtina savybė visose pasaulėžiūrose ir garbinga savybė pas visus pranašus. Pranašas, tai ką jam yra Alacho palaima, yra pasakęs: tikėjimas turi daugiau nei 70 arba pasakė daugiau nei 60 atšakų. Aukščiausiai iš jų yra žodžiai, jog niekas nėra vertas garbinimo, išskyrus Alachą. O žemiausia, tai pašalinti nuo kelio tai, kas trukdo. Ir kuklumas yra viena iš tikėjimo atšakų. Alacho tarnai, kuklumas yra sielos savybė, skatinanti žmogų daryti tai, kas ją skaistina ir puošia, ir atsisakyti to, kas ją suteršia ir pažemina. Tai tvirtai įsišaknyjusi tikinčio sielos savybė, skatinant jį išpildyti savo viešpaties teisės, vykdant jo įsakymus ir dėkoti už jo nuolatinės malonės bei gausias ir dosnes dovanas. Jis sulaiko jį nuo nuklydimo, nes jis visuomet galvoja apie savo viešpatį, kuris jį mato ir žino jo paslaptis bei slapčiausias mintis. Tas, kuris pasipuošia šią savybę ir ją išpuoselėja, surenka savyje gėrį, kuris pas kitus lieka išskaidytas. Musulmonai. Musulmonui, kurį Alachas apgyvendino šioje žemėje, nėra tobulybės be kuklumo. Taip yra todėl, nes musulmonas yra įpareigotas siekti to, kas ištobulina jo religiją ir garbingą elgesį, kad įgyvendintų tarnystę taip, kaip nori jo viešpats, kuris sukūrė jį, suteikdamas jam protą, išskirianti jį iš kitų gyvūnų, ir per kurio duotą įkvėpimą žmogus pažino nedorybės ir dievobaimingumo kelius. Alachas, tebūna jis išaukštintas, pasakė: prisiekiu sielą bei suteikusiuoju ją išvaizdą ir įkvėpusiu jai supratimą, nepaklusnumo ir dievobaimingumo. Kuklumas yra įdiegtas į žmogaus sielą. Nuo jo nukrypsta tik tas, kuris paskendo nuodėmių purve, ir jo įžvalgumas užgeso, o širdis apako. Tuo tarpu, tikinčiojo kuklumas pasireiškia, kai jis nesiima to, kas sukeltų jo viešpatės nepasitenkinimą. Tai yra privaloma jo religijos dalis, o jo kuklumas žmonių akivaizdoje pasireiškia tuo, kad jis vengia viešai daryti tai, ką jie laiko nepriimtinu, ir susilaiko nuo to, kas jiem nepatinka. Jis nenukreipia savo akių į tai, kas priklauso jiems, ir yra išskirtinai jų reikalas. Taip pat neapleidžia ryšio su savo artimaisiais ir neatsisako padėti savo broliams, kai jiems reikia pagalbos. Tai yra jo garbingo elgesio dalis, o ištobulinant religiją ir garbingą elgesį išsiskleidžia ir žmogaus žmogiškumas. Tas, kuris neturi kuklumo iš savo žmogiškumo, turi tik išorinę išvaizdą. Ir tai nenuostabu, nes kuklumas yra tikėjimo dalis ir viena iš jo atšakų.
Jo šaknis yra tvirtai įsišaknijusi tikinčiojo širdyje, o jo šakos atsiskleidžia jame pagal jo tikėjimo stiprumą. Tikras tikintysis jaučia kuklumą prieš savo viešpatį, gerbdamas jį dėl savo žinių apie jo didybę ir jo tobulumą jo vardose, savybėse ir veiksmuose. Jis jaučia kuklumą prieš jį ir nesinaudoja jo suteiktomis malonėmis tais būdais, kuriais jam nusižengtų. Jis jaučia kuklumą, laikydamas save menku ir nereikšmingu prieš savo kūrėjo didybę. O kilnios sielos žmogus jaučia kuklumą prieš save patį, kad nesitenkintų tuo, kas menka, nepriimtų sugedimo ir nesusiteptų nešvarumu. Allaho pasiuntinys, taika jam ir Allaho palaima, praėjo pro žmogų, kuris priekaištavo savo broliui dėl jo kuklumo, tarsi sakydamas, tu savo to kenki. Tuomet jis, taika jam ir Allaho palaima, tarė, palik jį, nes kuklumas yra vien tik gėris. Ir kitame perdavime kuklumas yra iš tikėjimo, o trečiame kuklumas atneša tik gėrį. Visi šie perdavimai yra autentiškose hadisų rinkiniuose. Allaho tarnai. Kuklumas yra dviejų dalykų vaisius. Pirmasis – tai suvokimas to, kad Allahas jūs stebi, kuris iškelia tarną į aukščiausią religijos pakopą, ihsan pakopą. Kai tarnas suvokia, kad Allahas jį stebi ir mato, prisimindamas jo, tai būna jis išaukštintas žodžius, argi jis nežino, kad Allahas mato? Ir jo, tai būna jis išaukštintas žodžius, iš tiesų, Allahas yra jūsų stebėtojas. Kai tarnas tai suvokia ir tardamas kiekvieną savo žodį ar atlikdamas kiekvieną veiksmą, priešais save mato Allahą, tai pažadina jame kuklumą prieš savo viešpatį. Todėl jis nedaro nieko, išskyrus tai, kas priartina jį prie jo ir pelno jo palankumą. Ir nedaro to, kas nuo viešpatės atitolina ir užtraukia jo nepasitenkinimą. Jo viešpats randa jį ten, kuris sakė jam būti, ir neranda jo ten, kur būti buvo uždraudęs. Antrasis dalykas – tai savo trūkumų suvokimas. Kad ir kaip uoliai tarnas vykdytų savo pareigas Allahui ir paklustų jo įsakymams, kad ir kiek pastangų tam skirtų, jis vis tiek yra stokojantis, o jo viešpatės teisė į jį yra didesnė. Ypač, kai jis prisimena visas malonės, kuriomis Allahas jį apdovanojo, ir suvokia, kad tai, ką tarnas turėtų atlikti paklusdamas ir tarnaudamas Allahui, yra daug kartų daugiau už tai, ką jis iš tiesų atlieka. Allaho didybė ir jo galybė reikalauja tokios tarnystės, kuri jam dera. Visą tai suvokdamas, žmogus savo širdyje jaučia pagarbą ir baimę prieš savo viešpatį, bei nuolatinį kuklumą prieš savo viešpatį ir valdovą. Tikintieji, kuklumas visada yra priešais tikintįjį, kai atsiranda pareiga Allahui ar jo tarnams. Jis apima žmogų ir skatina jį įvykdyti jam tenkančią pareigą. Kuklumas taip pat nepalieko jo, kai kyla pražudingas geismas, kurio jo siela trokšta. Jis sulaiko žmogų nuo geismo ir stoja tarp jo ir šio geismo, kad jis neįpultų į jo bedugnę ir nenukristų į jo gelmes. Tikėjimo broliai. Kuklumas gali būti žmogui įgimta savybė, prigimtis, kurią Allahas apdovanojo savo tarną. Tuomet tai yra viena iš didžiausio Allaho malonių tarnui. Tačiau kuklumas taip pat gali būti įgyjamas kovojant su savo siela ir pratinant ją prie jo, tol, kol jis tampa jos pagrindinė savybė. Tuomet siela susilaiko nuo kiekvieno nepadaraus dalyko ir jo atsisako, o link kiekvienos dorybės juda ir jos laikosi. Kai kuklumas tvirtai įsitvirtina sieloje, jis papuošia kūną, pridengia jo nuogumą tiek žmonių akivaizdoje, tiek vienumoje. Pirmiausia, iš kuklumo prieš Allahą, o tik tada iš kuklumo prieš kūrinius. Kai pranašas, taika jam ir Allaho palaima pasakė Muavija ibn Haida, tai būna Allahas jo patenkintas. Saugok savo privačias vietas, išskyrus nuo savo žmonos, arba tos, kurią valdo tavo dešinė. Jis paklausė Allaho pasiuntinį, o jeigu žmonės yra kartu? Jis atsakė, jeigu gali pasirūpinti, kad jų niekas nematytų, taip ir padaryk. Jis paklausė Allaho pasiuntinį, o jeigu aš esu vienas? Jis atsakė, Allahas yra labiau vertas už kitus žmonės to, kad prieš jį jaustum kuklumą. Tegul Allahas padaro naudingą man ir jums jo rašto nurodymą ir jo pranašo sunną. Tariu tai, ką pasakiau, ir prašau Allaho atleidimo savo ir jums.
الصالحين وعباد الله المتقين قال جل جلاله إن ذلكم كان يؤذي النبي فيستحيي منكم. Šlovė ir dėkingumas Alachui, gailestingajam, maloningajam, didžios malonės ir beribio gerumo valdytojui. Liudiju, kad Muhamedas yra jo tarnas ir pasiuntinys, apie kurį Alachas pasakė. Ir iš tiesų, tu pasižymi kilniu charakteriu. Taigi, iš tiesų, kuklumas yra pranašų ir pasiuntinių, teisiųjų Alacho, artimųjų ir dievobaimingų Alacho tarnų savybė. Alachas, te būna jis išaukštintas, pasakė, iš tiesų, tai skaudina pranašą ir jis drovėjosi jūsų. Pranašas, tai ką jam ir Alacho palaima, yra pasakęs, iš tiesų, Mozė buvo drovus ir labai kuklus žmogus. Iš drovumo jis neleisdavo matyti jokios savo kūno dalies. Ir dėl to, kai kurie Izraelio tautos žmonių jį skaudino. Abu Saidas pasakė, pranašas, tai kai ir Alacho palaima, buvo kuklesnis nei mergelė savo kambaryje. Kai jis pamatydavo ką nors, kas jam nepatiko, mes tai pastebėdavome jo veidę. Alachas pagyrė pranašo Šueibo dukterį, sakydamas, viena iš jų atėjo pas jį droviai eidama. Kuklumas yra uždanga tarp tarno ir nusižengimo prieš jo viešpatį. O kuklumo trūkumas yra nelaimės ir sielos bei širdies mirties požymis. Iš tiesų, arabų kalbos žodis įvardijantis kuklumą yra kilęs iš žodžio gyvenimas. Tas, kuriame nėra kuklumo, turi mirusią širdį. Islamo šeichas Ibn Taimija yra pasakęs, žodis kuklumas yra kilęs iš gyvenimo, nes gyvo širdies žmogus yra gyvas ir jame yra kuklumas, kuris neleidžia jam daryti nepadorių dalykų. Širdies gyvybė yra tai, kas sulaiko nuo nepadorių dalykų, kurie gadina širdį. Tas, iš kurio atimamas kuklumas, daro, ką tik nori. Daro kiekvieną nepadorų dalyką ir imasi kiekvienos nedorybės. Kaip pranašas, tai ką jam ir Alacho palaima, yra pasakęs. Iš to, kas pasiekė iš ankstesnių pranašysčių, yra šie žodžiai. Jeigu nejauti gėdos, daryk, ką nori. Kuklumo kaip savybės pakanka tam, kad jis sulaikytų nuo nuodėmių ir nusižengimų. Imamas Mudžahid Ibn Džabr, tai pasigailijo Alachas, pasakė, jeigu tikintysis nebūtų gavęs nieko kito, išskyrus kuklumą, to pakaktų, kad jis būtų apsaugotas nuo nuodėmių. Ir kaip gražiai yra pasakyta, kiek nepadaraus dalyko buvo, nuo kurio mane sulaikė tik kuklumas. Jis buvo vaistas nuo to, bet kai kuklumas išnyksta, nelieka ir vaisto. Alahe, kaip gali protingas žmogus nusimesti iškilumo drabužį ir, atsisakydamas kuklumo, apsivilti pažeminimo ir menkystės drabužį, taip užsitraukdamas priekaištus, gėdą ir negarbę. Kiek nelaimių įžūlus žmogus užsitraukė pats savo, kai atsisakęs kuklumo ir patenkintas to, ko trokšta jo siela, įveda save į vietas, kur kyla įtarimai ir abejonės. Tikintieji, kuklumas yra vyro puošmena. Jis išpildydamas Alacho teisės ištobulina savo religiją, o išpildydamas žmonių papročius ir tradicijas ištobulina savo garbingą elgesį. Taip pat kuklumas yra moters grožis. Jo išsipildo jos drovumas, jos padorumas ir jos moteriškumas. Tas, kuris saugo savo kuklumą, saugo savo religiją ir apsaugo savo garbę. Todėl jis yra labiausiai vertas to, kad džiaugtumėmės juo ir gražiai apie jį atsilieptumėme. O tas, kuris nesaugo savo kuklumo, sugadina savo religiją, praranda savo garbę ir iškreipia savo prigimtį. Tuomet jis praranda viską. Alahe, papuošk mus tikėjimo puošmena ir padaryk mus vedančiais ir teisingai vedamais. Alahe, vesk mus į geriausią elgesį, nes niekas neveda į geriausią elgesį, išskyrus tave. Ir nukreip mus nuo blogo elgesio, nes niekas nenukreipia nuo blogo elgesio, išskyrus tave. Alacho tarnai, šią garbingą dieną kreipkitės į savo viešpatį ir prašykite jo malonės. Dažnai kartokite tai, ką jis įsakė jums savo rašte, kuriame jis, tai būna jo galybė, pasakė, iš tiesų, Alachas užlieja pranašą savo palaimą ir jo angelai prašo jo tai daryti. Tikintieji, melskite Alacho palaimos jam ir sveikinkite jį taikos pasveikinimu. Alahe, laimink sutik taiką ir palaimink mūsų vadą ir pranašą Muhamedą tiek kartų, kiek tu sukūrei, išauginai ir suformavai.
Laimink jo šeimą, kurią pagerbėjai ir apvaliai. Alache, būk patenkintas jo bendražygiais, kuriems suteikiai pranašumą ir kurios pasirinkai savo pranašo draugystai. Alache, išaukštink islamą ir musulmonus, pažemink stabmeldystę ir stabmeldžius, sunaikink savo priešus, religijos priešus. Alache, būk pagalbininkas ir atrama, globėjas ir gynėjas savo nuskriaustiems tarnams. Alache, suteik jiems pergalę Palestinoje prieš jų ir tavo priešą, o pasaulį viešpatę. Alache, padaryk šį kraštą saugų ir ramų, o gyvasis, o savo užtektinasis, o didingumo ir garbės savininkė. Alache, kas nori jam blogo, užimk jį jo paties reikalais. Alache, pažemk jo reikalą ir paversk jo klastą paklydimu. Alache, saugok mūsų sienas, suteik pergalę mūsų kariams ir nugalėk tą, kuris prieš mus nusikalsta. Alache, suteik mūsų valdovui, dviejų šventųjų mečečių globėjui, sėkmę tame, kuo esi patenkintas ir ką myli, ir vesk jį už rankos į teisumą ir dievobaimingumą. Alache, suteik jo įpėdiniui sėkmę tame, kas naudinga islamui ir musulmonams, o tikinčiųjų globėjų. Alacho tarnai, prisiminkite Alachą ir jis atmins jūs, dėkokite jam už jo malonės ir jis jų jums padaugins. Alacho atminimas yra didingiausias. Alachas žino, ką jūs darote. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب الله أكبر الله أكبر سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد الله أكبر 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 الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون
فما يكذبك بعد بالدين أليس الله بأحكم الحاكمين الله أكبر الله أكبر سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد الله أكبر 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 السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله